Nu, girdi. Žiūrėk. Pasakyk, kiek stumt. Nesiparink, dudlai. Ai, matysiu gal. Ką jau dabar nein? Nein, pavažiuoju. Ai, žiūrėk, čia koks akmuo buvo. Nu, tai čia bus darbelio, karo, čia akmenis rinkti. Strauk. Pastrauk, sakau. Gaidys. Nepaėjo. Kodėl nepaėjo? Nusivėlė, bl. Gaidį čia pasirinkau. Metodą gaidišką. Jau būčiau šiaip nuritinęs tą akmenį su rankom. Taip jaučiu reikia padaryti. Čia nesąmonės, ta mašina vapšė nepričiom. Pastra, dudlį. Gerai, ritinsim su rankelė, mane dudlį. Nesąmonės, čia nevertas ta mašina. Net tiek patraukiau į ką, į nieką. Sportuojam. Ras, dva. Ras, dva. Nu va, nebedaug beliko. Įku veikta, ne? Aina savo, sunkus tas ūkininko darbas. Aina šikti. Kai nelengvas, tai nelengvas. Ras. Į kalniuką dabar gaunas biški. Nu bent vieną būsiu išsprendęs klausimą. Pasirodė lengviau nei tikėjausi. Galvau, čia su mašina kažką traukti reikia. Apšia pofik, žia. Niekam akmens nereik nelys, čia dudlį pastrauk. Šnurį čia paliktana kažkaip. Va taip va, tans nuvirs. Nu viskas, dabar reikia į akmeną nurinkti. Po vieną tokį. Nu čia 2 hektarus, nu. Nu vaikščiosim ir rinksim, o kur dėsim manus. Po vieną imsim. Neturiu nei bliūdo, nieką. Nežinau, nei viedrą, niek nepasėmiau. Bet ilgai čia nebūsim. Vėjas kyl, dangus neaukės. Mačiut sakė, bus pampūnį. Tai karo čia, niek čia daug nepasidarbuosim čia. Kaifis, mai. Bent jau apeisim, apžiūrėsim, šiukšlės išsirinksim, ne dudliauski. Ką gera, taip. Nu va. Dabar Gituonis da bus ir ūkininkas. Ką auginsim? Da, nežinau. Va. Nu va, čia reikia kažkaip tai išrinkti akmenis. O akmenų čia visokių va ir vat. Nežinau, tokius ar rinkti. Gal ir ne. O, filmuojat? Ką Gituonis veik? Laukos. Su tokiais aparatais, tokiais daiktais. Kas čia yra? Ir ką aš čia veiku? Kiek gali būti čia bedarbis? Man tėvas sako, mes tą šūdien darbą einam kaminų valyti. Sakau, palauk tėvai, gal aš dar ką nors kitką galiu nuveikti. Tai pasižiūrėjau YouTube'į, ten toks populiarus Lietuvos YouTuberis Vaidot savo ūkį pasidarė, galvoju, kodėl nepadaryti Gituonio ūkio. Biškai gal rimčiau, ne tik išleisti pinigą, bet ir uždirbti. Nu, ant uždirbti ten vis tiek iš tų video nemažai turbūt. O mūsų tikslas galbūt uždirbti ne iš video, iš produktų, ką mes čia užauginsim, tai
ilgalaikė investicija. Gal dar neišsiplėsiu, ką aš čia tiksliai galvoju auginti, ką aš čia daryti. Tai gal ne tokia kokia paslaptis tiek, kiek aš dar nieko vardant to nesu padaręs. Bet pirm žingsnis, ką mes darysim, tai tirsim žemę. Kokią mes šitą žemę turim, kiek čia ir derlinga ir ko mums čia, kaip sakant, reikės, gal kažkokių trąšų, gal kažko. Ei, Dudli, neiki ant kelio. Ateini čia. Greitai. Tai tam padaryti man reikia paimti mėginius, pasiskambinti, aišku, ir visi atvažiuoja, viską padaro, bet žinai, bedarbis, blemba. Visą YouTube'ės uždarbį atiduos vien už tai, kad valandą žmogus pasivaikščios palaukusiai padarys tai, ką aš dabar darysiu, tai galvoju, gal apeikim tą sistemą, biškį kitaip pasidarykim patys. Juk reikia to kontentą YouTube'ą filmuoti, ne? Tai va, ką mes čia turim? Turim tokį daiktą. Čia ir grąžtas. Žemės mėginių imti. Matai, žemė jau ir čia. Tai čia kas paprasčiausiai, va, iš vamsduko tokio pasidariau, susivirinau rankeną, čia kojai, čia išsipjau, čia ir 2,5 comai ilgio, iki 3 gylio lend, mano užteks. Va, žemės, matai kaip. Nu ir kaip, čia viskas gaunas, nu į ką. Duri į žemę, zikt. O, į akmenį atsirėmė, matai, ir akmenų čia. Nu gerai, dursim, kur nėra gal čia. Zikt, zikt. Blemba didelis akmuo atsirėmė čia, prasuki, ištrauki, į ką? Matai, pririnkom žemės, čia vėdralis, čia ir iš to pačio vamzdžio, ką nupjau čia, pakrapštyti šitais, cikt. Ir į viedrą. Lyjo, tai žemė šlapi. Iš 2 hektarų imsiu 2 mėginius. Vienam mėginiui reikės, matysim, kiek, kuo daugiau, tuo geriau. Tai turiu omeny, kuo daugiau įvairovės. Tai einu zigzagų, iemu mėginius ir kuo daugiau tų ėminių, tuo geriau. Tai manau bus kokį 15-20, o gal netgi 30 dūrių. Tada išrinksim arba iškart, arba vėliau, nežinau, visus šapus, akmenis, visą organiką, viską reikia išrinkti, gerai išmaišyti ir į maišelį ir siūsim į laboratoriją. Iš 2 hektarų 2 mėginius imsiu. Nu, įbandau tai padaryti, tikiuosi kažkas gausis. Tu su manim. Pažiūram. Blemba ir apsirengiau, dar nepradėjau nedarbuotis. Jau gailios, kad šortų neapsimau. Laukia dabar ir, šitam laukia dabar ir pasėti medingi, kaip ten vadinasi, augalai. Tai, žodžiu, darom dirvos gerinimą šitokį, sėjomainą, nes buvo prieš tai ilgą metą auginti grūdai. Nieks nebuvo daryta. Jokių trašų, jokių sėjomainų, nieko, net akmenis čia buvo reikalų išsirinkti, buvo žiauriai dauganų. Nu, nežinau, kaip čia tus šapus visus išrinkti čia, ką žinau, ar čia įmanoma bus. Tai padaryti, nes čia nuirtų šiukšlių gan nemažai, bet reik mum apie 0,5 kilogramo mėginio, būtų gerai tipo išsirinkti visus akmenis į visas šapus. Tai tai pabandysiu padaryti. Nu, įvarau dabar zigzagų. Kas čia gaunas, koks kaip tas zigzagai įsivaizduoji. Paimi čia, paimsiu ten. Daugmaž iki pusės lauko eisim. Nu, įvarom.
tokie reikalai. Nežinau, atrodo biški molio ir giliau, kas nėra labai gerai. Bet matysim, kiek čia ta žemė bus derlinga. Va, matai. Paskutinis vanduo. Dalinamės. Da lašą reikia palikti. Neturi bliūdo, o iš delno labai daug prarandam vandens, pusę išpliūrijom blemba, dabar neapturėsim ko gerti. Bet nieko, dabar greičiau eis ant paskutinis hektaras, tikiuosi. Greit gal pabaigsim. Jau biški kirtau sistemelę, prieš tai taip labai daug šiaip mėginių paėmiau. Atsibodo dudliukui bekimarinčią. Darbuotis nenorint niek, pasidavė po kaimynų laukus, patrešė manuosius. Oro pateko į sistemą biškį. Taip būna nam, niek tokį, nemokant kitaip gerti. Per šiaudelį dudlių gal to reikia, nu. Ui, koks bambals atskrido, nori kalt man. Papildė baką. Galės vėl miščiat ant kiekvieną kampą. Nu va, turim žemės prikasę daugiau negu reik. Pribadžiau, iš tikrųjų prismaikščiau tame hektare, čia labai daug iš tikrųjų skylių. Sako, kokį 15-20 tipo ants darytų tas, kas būtų daręs, bet aš norėjau tiksliau, norėjau, kaip sakant, kuo geriau padaryti. Tai ėjau, stengiausi tą zigzagą išlaikyti kuo plačiau, kuo didesnė įvairovė. Kuo daugiau dūrių padaryti ir kad va turėti iš ko rinktis, žinai. Tai kol kas, ką galiu pasakyti, 20 cm žemės, giliau molis vietom, gal ir nėra taip, bet daugiau vietų irgi, kur šlapiau, kur kažką, netgi va biški linkst per ploną vamzduką pasidariau. Šito aparato gal būčiau iš storesnio daręs, būtų biški geriau. Bet niek, dar nesulūžo, tikiuosi pabaigsiu sono. Dar jeigu darysitės kažkas tokį patarims būtų iš mano pusės, kur ir skylė, matai, kur ir išpjavo, biški, matai, palinko man, matai. O čia biški trūkst, matas, biški noriu linkti, bet gal damušiu. Nedaryti tos kojos sulig tuo, kažkur biški toliau daryti, nes iškrapštyti nori, kliūn, biški trukdo. Ir koją norėjau pasidaryti. Lygiai grečiai su to biški nesigavo, nu, tipo su to biški nesigavo, bet čia jau palei fantaziją savo, nežinau, reikia lygiai grečiai, nereikia kokio ilgio, kokia liens nekliūtų, kai tu užkišni, ten žodžiu, viską reikia pamastyti. O dabar ką darau? Maišau tą žemę, bandau da išsirinkti, kas va šitais nereikalinga, šapteliai visokios kitos liekanos, tie akmenukai. Kuo geriau išsimaišyti tą žemę ir iš to, nežinau, kiek čia turim, 2-3 kg gal žemės, paimsim kokį, nu, maišiuką, bandysiu kokį pusę kilo, gal iki kilogramo įkrauti. Nu viskas, 1 hektaras bus padarytas, tikiuosi dabar po šito padarysiu ir antrą, gal nebus čia labai sudėtinga. O ką mes čia auginsim tose 2 hektaruose? Tai kaip manai, ką galėčiau aš čia auginti? Kas apsimokėtų, ką gal daryti su 2 hektarais? Nu, faktas, kad grūdais nesiversim čia, girdi, juk čia reikia 200 mažiausiai į kombaino, į traktoriaus ką pradėti. Aš ką turiu? Aš neturiu nieko, aš turiu mašiną kamingrečius, tai ne mano kamingrečius. Garažą, matai, motociklų turiu. Garažas, taip kitko, irgi ne mano kamingrečius. Bet kaip ir aš ten karaliauju. Į ką, da, 2 rankas 2 kojas. Galva šiokia tokia ant pečių ir. Tai davai, pasiūlyk man, ką galiu auginti 2 hektaras, ką. Reikia paimti paramėlę, valstybė siūlo jaunam 60 000, tai kaip ir toks tikslas imti, planas ir iš tikrųjų imti. O tu gali pabandyti atspėti, ką aš čia sugalvau. A man pavyks, aš nežinau 100%, bet jeigu jau tu matai tą video,
Tai YouTube'ai galimai kažkas eina link tą pusę, jei ne šiemet, kitą metą kažką padarysim. O jei nepavyks, tai bus kaip su kartingo projektu. Neaišku, kada, kažkada gal padarysim, ne? Tai kam įdomi, jeigu apie kartingą kažkas klaus, ten būna aš kartais išgirstu, kažkas parašo, žinai. Nu jo, aš planavau greičiau padaryti, bet gyvenims į toks, kad prisisvaigsti, prisifantazuoji ir prioritetai biški kitur padėliuojami, dabar reikia greičiau su to ūkiu suktis, nes čia iki Liepos mėnesio reikia tą paraišką. Projektą reikia parašyti, tai jo, tai laukiu komentarų jūsų, šiaip apie beleką, bet būtų smagu, ką parašytumėt idėjų, ką jūs darytumėt 2 hektarus, gal kažką darot, gal rasim bendraminčių, gal rasim kolegų ir dar kažką, žinai, panašiai. Ir šiaip molio, blemba, ir kas, aš galvoju, ar neiškreips man tas molis tos parodymų, tų žinai, tyrimo rezultatų kažkokių, nes, nu, kad, va, gaunas rumuliais, tokiais grumstais, ir tu kaip ką nori tą daryk, sukasi tą dešrą į viskas, minkik, neminkės, tai kaip man reikia žemę paversti, aš nežinau, nu, tokiais rumuliais šitais. Va, kaip plastelins, vadai. Nu į ką, žinau, aš manau, kad neišmetu, paliekau, nes čia tokia žemė pas mane, toks tyrims turbūt, vadai. Karoči, įdomiai. Nežinau. Žiūrėsim. Ir blemba, tų šapų vis tiek daug, nu kaip, aš neišrinksiu, aš visų tų šapų. Nesąmonė. Kiek įmanoma daug jaučiu parinkti, bet jeigu nei čia sijuosi, nei čia ką. Tai gerai bus gal. Nepamaišys, manykim. Nes aš kiek mačiau ten su keturačiais važiuoju, su traktoriais važiuoju, taip smaigsto ir tipo jam tus mėginius, tai tikrai ne ten nerenktų šapų į tokmenų, ten anie kažkaip gal kitaip kažkaip ten daro. Žinai, kai reikia 100 hektarų paimti, tai triegna buvo palyja. Tai biški kimbanti tokia. Gal sukonstruoti va pumpučką tokia. Nu, bet. Nu, nežinau, manyčiau išmaišiau, atsinešu maišiuką į Riberam. Ir užteks čia bovicis. Kiek čia ir? Nu, da, paimkim. Kad netrūktų dudlius plauką, matau. Kiekį? Bus pusę kilo, kaip sakai? Ką, žinau, tikėkimės. Nu, da, vieną. Tiek to. Geriau daugiau negu mažiau. Čia siunta brangiau nekainuos dėl to. Nu, mano užtaks, ką? Į laboratoriją. Kiek to? Reikia daugiau, nereiks, ne? Eik, tu bus čia visas kilograms jaučiu. A bus kilogram žemės, kaip sakai? Kaip dudlis, sakai? Bus? Tiekėkimės. O likutį turiu didesnį maišą. Varau likutį. Apdruk, sakysiu, čia mažai. Ne problemus, aš da turiu. Būt gerai užsirašyti, katras pirms, katras antras. Nelabai turiu dabasukų. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Nu, šiaip netai baigiau tą lauką. Pažiūrėk, tu. Ai, išlinda, po mašinį palindęs. Ir tu pavargai darbuotis, ne? Je. Čia sponsorius mano, apie kurį jau šnekėjau. Vietoj 8-0 veskit. Galit pasikviesti, kaminai išvalys. Supranti. Nu, o dabakų. Vėl tu patį. Apžvelgti. Nu va, vėl žemių kiek va prikasiau.
pridbadžiau vėl žiauriai daug iš tikrųjų, bet gerai. Ką pastebėjau šitam hektarė, tai žymiai įvairesnė, dar įvairesnė atrodo žemė. Vienoje vietoje labai puri, labai minkšta, labai faina atrodo, kitur tokia grumstai, kieta, visa atrodo nieko. Smeigi, vienoje vietoje atrodo smėlio randi ant galiuko, kitur molis, kitur vapšė visa dešra tokia šlapi, tokia. Nu, čia molis visiškai molis. Nežinau. Kitur vapšė buvo tokia ištrauk iš to visą, tiesiog iškrent visas toks gabalas peks dešros. Nu, aišku, čia dabar jau biškai pasmulkino šana. Tai, nu, maišom. Žiūrim, kas čia gausis. Su to moliu tai nežinau, kaip mes čia spręsim. Gal tie giliai nerūpėsans mum, bet man atrodo, kad šiaip man tam čiut neišsidaviau jau, ką čia sugalvojęs esu, tai reikės gylio. Nežinau, tikėkimės vis gerai bus. Išrankėjom dar ką randam. Kapstus kaip po smėlio dėžė. 2 hektarai smėlio dėžės. Nu, jeigu čia daug to molio, gal kažkam reik. Gal karjerą molio darom, ką? Gal rasim kitų naudingų iškasenų. Džiaukas. Statysim, kasim prūdą, statysim pirtį, a ne dudlį. Nu, norėsi prūdą, aišką norėtum. Gal variants būtų kokį prūdą išskasti. Čia man gal tų 2 hektarų nereiks tiek daug. Kaip pašarą karpiam. Tam ir rytas bliūt šiaip iš tikrųjų. Pažįstat žvejai. The best lorpio ground baits, matai. O, geriausias lorio bliūds. Kažką su draugeliu žvybą varėm, pirkom pašarų ir gavom duonų. Reikėjo pirkti gerų pašarų. Be akcijos, žinai. Tokia tai yra akcija. Išleidi žvejybai, karočią, kokį 100 eurų. Ką pasėdėti prie prūdo. Jį niek nepagau. Ne, pagau karuosą. Nebloga šiaip. Bet ne to ieškojomės ten. Bet tokių karuosų dar nebuvau matęs. Galvojau, ką čia per monstrą ištraukiau. Draugelis pavydėjo man. Nori mesti nuotrauką, kaip atrodo. Kur daugiau pasigirsti, ne čia. Visiem viršai. Nu ir gerai. Gerai bus, manau, ne? Gerai, kaip sakai. Aš nežinau, pakomentuokit, jūs ten visi specialistai esat, visų galų meistrai. Čia augs kas nors tam molį. Naftos kokios rast gal būtų geriau. Nereiktų nieko auginti. Kuisiai nuėdė. Nu va, turim pus kilogramą, nežinau, 2 tokius mėginius. Įvežam į laboratoriją ištirti. Pažiūrėsim. Susitinkam prie rezultato, ne? Sveiki gyvi. Čia Gitonis ūkininkas. Čia Gitoniaus ūkis. O čia Gitoniaus technika. Traktorius, pavyzdėkit. Ugnis ir ledas. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis. Raudona. Kur aišku raudona? Raudona tik dorniam vakam. Nu da man tink, žiūrėk. Atink. Ui, nu čia biški bardaks. Nežiūrėkim, palauk. Sustvarkom. Pažiūrėkit, kokį turiu techniką, aparatą. Ai, tiesa, tai... Nežinau, gal da kažkas nežinot. Gal da nežinot. Bedarbis jau nebe bedarbis, ūkininkas. Turi darbą ir ūkį dabar bando pagaminti, padaryti, pastatyti, sukurti, įkurti, kaip čia, kaip vadinsi, taip nepagadinsi gal.
Ir karočią ištyrė čia žemę, ansai, tas ūkininkas. Patikrinus, sako, bolimėnį normaliai, galėtų būti geriau, bet gerai bus. Tai dabar pjaunu žuolį. Rinkau akmenis, ko aš tik nedariau, medelingi augalai, žiūrėkit, kas suprantat, kas nesuprantat, medingi, atsiprašau, medingi augalai. Kokie čia tie augalai, nežinau, pikdžiolė šitais kažkokios, ne? Nu, toks džiumbrins, karočiui. Turim tokią techniką, 2 hektarus žemės, 2 hektarus tokių augalų, katros reikia sumulčiuoti. Mulčiuojam su tokio aparato, pažiūrėk, bombinis. Tai žiūrėk, turim tokį raudoną traktoriuką. Tai 25 vadinas rusiškas. Ir raudoną aparačiuką. Mulčeris. Žolė pjovė, mulčeris. Čia biški žolė šlapia, biški šiandien lievai kažkaip jam, biški stringa. Va, peiliai šitai štyriai tokie senovinė technika. Nu ką, tas biški naujesnis, tokis 14 tas metų. Tas nežinau, 14. 8 kažkelintų. Nu, nežinau. Galvoju, reikia padaryti šiokį tokį apžvalgėlę, kaip čia man sekasi, kas čia per techniką, ne? O, patvarkykim. O, da, biški. O, tu nuvirto, nukritau. Gerai, galiu parodyti, kaip vedas, noriu pamatyti. Ką viduj turim? Žiūrėk. Čia turim akumą, čia ir webast šildyms, čia ir centralinis. Dabar į kondišino režims, vasaros čia žiemą iki šitą, kai šiltą orą pustom. Kol kas ir vasara. Galim atsidaryti kondiškį iškart, kai jau čia atėjom. Žiūrėk. O, ventiliacija. Čia toks veidrodis pasižiūrėt. Švarus namo parvarys. O į tokią problemą, čia į masę. Čia šiaip turėt lemputę užsidegti, bet kažką pridirbau, nebeveik. Tikėkime į masę. Bet raktelis šitais. O, veikia. Geras, žiūrėk. Gal pavyks užvesti, atsigavo. Prieš tai neveikia. Žvėriškai. Matai, taip įvedas. No starteris į gerą eim su tokiu startioru nauju. Nu ir pažiūrim, kaip eim pjauti, o tada galėsit šitą parodyti. Nu matai, liek biškį tokius tagarų šitais. Čia nenupjauni idealiai. Bet nu nereikia norėti, jeigu ataugs, pjausim dakar. Nelabai turiu laiko aš čia filmuoti. Nelabai turiu laiko iš tikrųjų tą žolę pjaučią, bet reiktų šiandien pabaigti, tai dabar jau yra 8 karoč beveik. Tai porą valandų iki 10, tikiuosi čia apsisukti, papjauti. Ei, nusipjausiu, gal kokią kitą dieną reiks padaryti apžvalgą. Apžvelgsiu, nu karoči. Gerą, karoči, pjaunam toliau. Neturiu laiko kalbėti, reikia darbauti. Autopilot traktoriai.
Šiandien. Tai kadangi matai šitą video, reiškia reikalai pajudėjo, paraišką patvirtino, paramą gavau ir kitoj serijai būtinai sužinosi, ką aš čia darysiu. Kadangi iki čia jau pažiūrėjai, aš įtariu tau patiko, tai būk malonus, paspausk laiką, pahypink šitą video, kad kuo daugiau pritraukčiau naujų žiūrovų ir pakomentuok, kaip manai, ką aš darysiu šitos hektaros. Ką darytum tu turint 2 hektarus, 0 patirties, realiai beveik jokių finansų, tik didelį norą sukurti kažką savo, pastatyti veikiantį ūkį, uždirbti pinigų, įgyvendinti projektą, o susitinkam sekančiam video, sužinosi, kas per projektas, iš kur visa tai, kodėl visa tai, su kuo visa tai, apie ką visa tai. Todėl paspausk subscribe, kad susitiktumėm sekantį kartą. Jei patikau aš, tai nebejoju, kad patiks kits mano kuriams turinys, pasižiūrėk šitos video ir vienaip ar kitaip, tai vis tiek susitinkam. Gali užsukti mano kanalą, pažiūrėti daugiau. Čiau.